Finansų laikotarpiu atkreipkit dėmesį į sausio 29-31 dieną, nes būtent tomis dienomis silpnesnis Merkurijus rodo, kad sprendimai dėl kainų, sutarčių ar vertės gali būti priimami labiau tokių emocijų nei realaus skaičiavimo pagrindu. Na ir tai gali didinti riziką, permokėt, neteisingai vertinti sąlygas ar per greitai sutikti su kompromisais, kurie vėliau gali kelti nepasitenkinimą. Ir čia bus aktualu tiems, kurie planuoja kažką tai pirkti svarbaus. Na ir verta atsargiai vertinti pasiūlymus, tokius skambančius rizikingai, kad gali būti irgi finansiniai klausimai susiję su šeima, bendru turtu ar santykiais, tokie irgi susiję su įtampa, nes būtent tai gali persikelti tokius finansinius sprendimus ir gali paaštrinti jau tokius nesutarimus dėl finansų būtent šią savaitę. Ir šiuo metu randuosi Indijoje ir kiek teko išvelgti pagal planetų padėtis, tai vasarį nematyti ženklų rodančių staigę masinę epidemiją ar būtent COVID tipo scenarijų, tačiau gali suaktyvėti sezoniniai virusai ir peršalimo bangos. Tiesiog dėl to, kad Rahu stiprina informacinį triukšmą bei nerimą dėl sveikatos, todėl grėsmė tokia labiau tikėtina psichologinė nei reali. O savo finansų horoskopą rasit komentaruose paspaudus nuorodą. Visiems ramaus laikotarpio.